Piknikų sezonas dar tik prasidėjo. Tuo įsitikinome praėjusią savaitę atvykę į Kauną aplankyti mūsų bičiulio Mindaugo kepsninių žinovo. Tąkart skanavome ypatingos kiaušinienės, pradėjome rūkyti žuvytę ir ragavome jau iškeptą daržovių patoluose daug didesnėje kepsninėje. Suvilioję jūs pasakojimu apie špižinį trolį ir gardžių patiekalų vaizdu, palikome laukti šios savaitės. Taigi, tęsime mūsų gardųjį sekmadienio rytą. Netrukus sužinosite, kaip veikia grilių klasika vadinamas špižinis trolis. Čia yra rūkykla, kuria čia galima kabinti žuvį, mėsą ir panašiai, apačioje dėti arba medžio briketus, arba malkas galų gale, kaip jums patinka. Jis yra skirta rūkimui, čia yra užsidaro trauka reguliuojasi, mes dabar jį nuimsim. Ir paruošim kepimui. Šita dalis persiverčia. Čia yra 3 pozicijos, vadinkim, šilčiau, karščiau. Ta prasme, kad reguliuojasi. Per karštą pakėlėt, dar per karštą dar pakėlėt. Toks dalykas. Kol trolis kaista, žiūrime, ar jau išsirūkė žuvytė. O Dieve, kokio grožio. Atėjo eilė vištos kulšelėms. Kulšelės kepa, o mes ruošiame legendinį trolį kepsniams. Už kadro kantriai laukėsi vertinti kepsnių skonio garsusis kulinaras Robertas Česnavičius neištvėrė ir paragavo. Ar jau iškepė mėsytė? Jau dabar skanu. O dabar mes darysim pačią naujausią metodą, kur net aš pats dar nekepiau, net ir rimtesni, kaip pasakyti, meistrai dar irgi nekepė. Mes paimsim išmirkytą lentelę ir ant jos jinai prisigeria drėgmės ir ant jos mes kepsime filė su daržovėm. Žuvytė kepa didesnėje kepsninėje, o mažesnėje jau kulšelės prašosi būti suvalgomos. Abrakadabra ir pirmą kartą būtent tokiu būdu pagaminta žuvytė jau paruošta. O šio ypatingo pelėsinių sūrių įdaryto ir šoninę pagardinto slyvų užkandžio receptą galite rasti internetinėje svetainėje www.sezoninėvirtuvė.lt. Pabaigai paskutinis patiekalas – guliašas. Ačiū labai, Mindaugai, už viską, už Ačiū pamokas. už tavo pagalbą, bet tavęs aš būčiau taip nepadaręs, taip skaniai. Tikiuosi, kad ne paskutinį kartą mes galėsim iškepti dar ir kokį įdomesnį patiekalą. Būtinai, man atrodo, mes jūsų vėl lauksim kalėdoms, pavyzdžiui. Taip smagiai anąkart pabendravom. O gal net anksčiau. Ką čia gali žinot, vėl pasiilgsim. Ačiū, Vitelė, už tavo pagalbą ir manau, iki sekančių pasimatymų. Ir aš ten buvau, alaus midaus negėriau, bet soti ir laiminga į Vilnių grįžau.